Sveiki visi sugrįžę į trečią epizodą mano Minecraftų serijos. Aš ką tik ir susirašiau keliauti į šitą, didelę duobę. Ir sugalvojau tokį fermą padaryti mažytę vištų. Tai mačiau ką tik vieną vištą, šią greitai irgi nunešiu. Žiūrėkit, kaip aš darau. Matau dar kiaušiniai. Pasivaidenu, aš kokius kiaušiniai gavau iš jų. Jau ateina naktis, tai kol dar neatėjo daug monstrų, tai aš jau dabar einu. Iš tikrųjų. Dabar tai reiks paparkūrinti. Tai aš nukritau. Ir čia labai blogai, bet tikiuosi, mano daiktai dar vis bus likę ten. Dabar aš jau tiesiog žemės prisikasę galėčiau nulipt saugiai. Ir tikiuosi vėl nenukrysiu. Buvo labai blogai, aš nukritau ir šį kartą lavą ir aš nieko net neatgavau. Tiesiog viską radau, bet nieko tokio. Aš vėl pasimaininau, viską susikratinsiu vėl. Ir žinau ką, lapė nužudė mano vištas. Tai, ir man atrodo, suvalgė biškį. Nes tik viena mėsa yra, o turėjo būti dvi, tai aš dabar jai taip pat padarysiu. Pamatysi, kai vogti iš manęs vištą. Šieną dar atnešė aš kažkur. Oi, va! Jinai ir buvo suvalgius dar vieną, taip ir sakiau. Na gerai, tu sugrįšiu vėl. Vyrukai, aš turiu kai ką pasakyti. Man atrodo, mano pasaulyje yra Herobrinas. Nes aš, pavyzdžiui, ieškau vištų, aš ją radau, vieną vištą, aš nusisukau ir tada atsisukau ir jinai dingo. Ir tada aš mačiau tokį, arba ten zombis, arba Herobrinas, ir aš mačiau zombį, arba Herobriną, ir jisai tiesiog buvo už medžio, ir aš nemačiau jo veidą, aš negalėjau pasakyti, ar ten zombis, ar Herobrinas, ir aš atsisukau, jisai vėl dingo. Tai man atrodo, čia kažkas vyksta. Ir čia kai maininau, matosi iš ten toršas. Ir aš nebuvau šito toršo, kai aš buvau atvykęs čia su valtim, aš net nebuvau čia padėjęs. Ir dar mano valtis dingo kažkur, man atrodo, pavogė Herobrinas. Ir čia tai gal aš, bet mano valtis tai dingo. Oi, tu sau. Čia armija. Čia kaimiečių armija. Man greičiau reikia bėgti namo ir aš net nežinau, ar galėsime miegoti, nes čia monstrų yra. Neleidžia. Aš tikiuosi, kad neateis kryperis. Ir aš ką tik ką supratau. Čia tikrai Herobrinas mano pasaulyje, nes jūs matėte tuos visus zombius, kaimiečių zombius. Ir jie visi vienodai apsirengė ir man atrodo, Herobrinas pasiuntė armiją į mano namus. Jisai žino, kad aš jau suprantu, kas vyksta. Čia tikrai kažkas negerai. Tai... pasižiūrim. Daug kryperių yra. Bet dar vis neleidžia miegoti. Na gerai, lauksiu dienos. Tas zombis prie mano namų. Herobrinas tikrai juos iš kaimo paėmė, sudegino tą kaimą ir tiesiog pavertė šitos nekaltus kaimiečius į blogikus, į monstrus. Ir tu pasiuntė juos mane nugalėti. Ir jisai nešiojo šis kažką 3 žemių blokus. Toks labai keista. Bet... Ir man atrodo,
Herobrinas tiesiog nusiuntė meteoritą ir va kodėl čia yra tokia didelė duobė. Viskas dabar aišku. Aš nežinau, kiek dar laiko aš čia galiu būt, man gali būt, kad reiks kraustytis greitai. Bet aš labai noriu čia patyrinėti dar. Nors ten yra ir labai pavojinga. Ir nežinai, kada Herobrinas vėl pasiųs armiją. Kai vištos biški. Nu, kiaušinių yra. Tikiuosi neateis kryperis. Naivonos vištos. O ne. Nesitrauk. Jūs matėte? Matėte? Iš kur jisai ką tik... Ne. Kadangi jis... Ne. Ne, čia Herobrinas tikrai pasiuntė. Jisai atrado iš niekur nieko vidury dienos. Baltos dienos. Ir jisai būna pažiūrėjo pro mano langą. Kas yra mano česte? Ir jis dar vis čia. Aš turiu nužudyti. Herobriną pasiuntė. Gerai. Man atrodo, reikia pabaigti epizodą, nes čia tikrai vyksta keisti dalykai. Ir biškai jau bijau. Bet aš dar noriu pagalvoti, ką man reikia kitam epizode. Ar man eiti į šitą Herobrino duobę, ar man kraustytis iš čia. Bet aš nežinau kur. Aš ir vėl būsiu klajoklis. Na, sužinosime kitame epizode. Iki. Šios serijos įspūdžiai.